Richardas Bachas. Jonathanas Livingstonas Žuvėdra. Išaušo naujas rytas. Ką tik patekėjusi saulė auksu suspindo ramios jūros ribuliavime. Apie mylę nuo kranto žvejų laivas pradėjo mesti jauką į vandenį. Žinia apie tai bematant apskriejo visą pusryčiautojų būrį ir tūkstančiai žuvėdrų suskrido prie laivo apsukrumu ar kova pasičiupti kąsnelio. Ir prasidėjo dar viena diena kupina bruzdesio. Bet atsiskyręs nuo visų, toli ir nuo laivo, ir nuo kranto, Jonathanas Livingstonas Žuvėdra lavinosi. Pakėlęs 100 pėdų, jis ištiesė plėvėtas kojas, kilstelėjo snapą ir įtempęs visą kūną, nepaisydamas skausmo, išlenkė sparnus lanku. Taip išlenkti sparnai mažino skridimo greitį, kurį jis lėtino tol, kol vėjas virto švelniu šnabždesiu, o vandenynas atrodė visai nejudantis. Primerkęs akis, Jonathanas susikaupė vienam tikslui. Sulaikęs kvėpavimą, įtempęs visą savo valią, dar truputėlį, dar vieną colį, dar daugiau išlenkė sparnus. Akimirksniu jo plunksnos pasišiaušė, jis visai neteko greičio ir krito. Žuvėdros, kaip žinia, vis atskrenda sklandžiai, niekad neprarasdamos greičio. Žuvėdrai prarasti ore greitį gėdinga. Žuvėdrai tai didžiausia negarbė. Tačiau Jonathanas Livingstonas Žuvėdra, kuris visai nesusigėdęs, vėl ištiesė sparnus, vėl visas virpėdamas juos išlenkė, visai sulėtindamas greitį ir vėl krito. Nebuvo paprastas paukštis. Dauguma žuvėdrų būna patenkintos paprasčiausiai lakiodamos. Jos laimingos, kad gali nuskristi nuo kranto prie maisto ir sugrįžti atgal. Daugumai žuvėdrų rūpi tik pramisti, o neskraidyti. Tačiau šiai žuvėdrai ne mitalas rūpėjo, bet skrydis. Labiau už viską pasaulyje Jonathanas Livingstonas Žuvėdra mėgo skraidyti. Bet jis patyrė, kad šitaip galvodamas niekada nebus populiarus tarp kitų paukščių. Netgi tėvai nuogastavo dėl Jonathano, kuris kiauras dienas praleisdavo vienas, vėl ir vėl bandydamas išmokti sklęsti palei pat vandenį, eksperimentuodamas.
Jis, pavyzdžiui, dar nesuprato, kodėl skrisdamas vos pusės sparno atstumu nuo vandens paviršiaus galėdavo ilgiau ir lengviau išsilaikyti ore. Baigdamas sklęsti, jis netekštelėdavo kaip visos žuvėdros, nuleistom kojom į jūrą, bet stipriai priglaudęs kojas išilgai kūno, gražiai nuslysdavo vandens paviršiumi, palikdamas paskui save ilgą purslų pėdsaką. Praėjo mėnuo, tai bent atrodė Džonatanui, kuris per tą laiką padarė nepaprastai didelę pažangą. Jis visad buvo greitas mokytis iš visko, ką patirdavo, o dabar tapęs paties vyriausiojo mokiniu, priimdavo naujas mintis kaip aptaki plunksnuota skaičiavimo mašina. Tačiau atėjo diena, kai Čiangas dingo. Ta dieną jis ramiai kalbėjo visoms susirinkusioms aplink jį žuvėdroms, ragindamas visada mokytis, visada treniruotis ir niekada nesiliauti gilintis į tą tobulą, nematomą, visą apimantį gyvenimo pradą. Taip jam bekalbant, jo plunksnos ėmė vis ryškiau ir ryškiau šviesti, kol pagaliau spindesys tapo toks akinantis, kad nė viena žuvėdra nebegalėjo jį žiūrėti. Džonatanai, mąstyk apie meilę. Tai buvo jo paskutinieji žodžiai. Kada žuvėdros atgavo regėjimą, Čiangas jau buvo pranykęs. Bėgo dienos. Džonatanas pajusdavo, kad vis dažniau galvoja apie žemę, iš kurios buvo atvykęs. Jeigu ten žemėje jis būtų žinojęs 10, kad ir 100 dalį to, ką sužinojo čia, o gyvenimas ten būtų buvęs daug prasmingesnis. Jis stovėjo ant smėlio ir galvojo, kažin, gal šiuo metu žemėje kokia nors vieniša žuvėdra stengiasi nugalėti savo prigimties ribotumą. Gal stengiasi suvokti aukštesnę skraidymo paskirtį, daug svarbesnę negu kelionės paskui žvejų laivą dėl maisto kąsnelio. Gal ir šiuo metu yra koks atstumtasis, kurį žuvėdros išvarė iš būrio vien už tai, kad jis išdrįso pasakyti tiesą.
Ir kuo daugiau Džonatanas mąstė apie gerumą, kuo giliau skverbėsi į paslaptingą meilės esmę, tuo labiau jį traukė grįžti atgal į žemę. Džonatanas žuvėdra nepaisė, kad ten jis gyveno toks vienišas, juk iš prigimties jis buvo mokytojas ir meilę galėjo išreikšti tik dalindamasis savo atrasta tiesa su kiekviena žuvėdra, kuri tik jos trokšta. Ilgai stovėjo Džonatanas, tylėdamas, ilgai jis žiūrėjo į jūrą. Pagaliau tarė: pasakyk man, Flečai, kodėl pasaulyje užvis sunkiausia įtikinti paukštį, kad jis laisvas ir kad tuo kiekvienas gali įsitikinti pats, jei tik skirtų nors truputį laiko tobulėjimui, mąstymui. Kodėl šitai taip sunku, Flečai? Džonatanai, o kaip mes čia atsidūrėme? O kaip tu čia visą tai padarei? Taigi tu pats sakei, kad nori pasitraukti nuo tos minios, argi ne? Na taip, bet kaip tu tai? Labai paprastai, Flečeri, kaip ir visa kita. Mąstymu, tikėjimu, pratybomis. Paryčiui būrys jau buvo pamiršęs jį apėmusią beprotybę, tačiau Flečeris jos taip lengvai nepamiršo. Jam nedavė ramybės vienas klausimas ir jis paklausė Džonatano: ar pameni, kad esi kadaise man sakęs, jog būrį reikia taip labai mylėti, kad užtektų pasiryžimo į jį sugrįžti ir padėti kitiems mokytis? Žinoma, pamenu. O aš nesuprantu, kaip galima mylėti tą bepročių minią, kuri bandė mus nužudyti. O, Flečai, aišku, kad nereikia mylėti bepročių minios. Niekas nereikalauja mylėti neapykantos ir blogio. Tačiau turi pratintis matyti tikrąją žuvėdrą, įžvelgti gėrį kiekvienoje iš jų ir padėti joms pačioms tai pajusti. Būtent taip aš suprantu meilę. O kai įgundi tai daryti, patikėk, tas teikia daug džiaugsmo. Aš prisimenu, Flečai, pavyzdžiui, vieną jauną karštabūdį paukštį, vardu Linda žuvėdra. Vos tapęs atstumtuoju, jis degte degė ryžtu kauti su būriu iki mirties ir pradėjo nuo to, kad ten, ant tolimųjų uolų, susikūrė pats savo sieloje baisų pragarą. O dabar matau jį priešais save, kurianti savo dangų ir besiruošianti vesti visą būrį kartu. Flečeris pasisuko į savo mokytoją, jo akyse šmėstelėjo išgąstis. Aš vesiu? Ką tu čia kalbi? Kaip tai suprasti, aš vesiu? Čia mokytojas, tu. Negali mūsų palikti. Sakai, negaliu. Ar nepagalvoji, kad kažkur yra kiti būriai, kiti Flečeriai, kuriems mokytojas reikalingesnis negu šiam, kuris jau žengia keliu į šviesą? Aš ne, Džonai, aš negaliu, aš tik paprasta žuvėdra, o tu, aš tau daugiau nereikalingas. Tau reikia ir toliau ieškoti savęs, savo tikrojo aš. Stenkis, Flečai, kiekvieną dieną, nors per žingsnį priartėti prie tikrojo
visagalinčiojo Flečerio žuvėdros. Jis tavo mokytojas, tau reikia išmokti suprasti, ką jis sako, ir taip gyventi, kaip jis liepia. Po akimirkos Džonatano kūnas suvirpėjo ore, sumirgėjo ir ėmė darytis perreikimas. Neleisk jiems skleisti kvailų kalbų apie mane ar paversti manęs dievu. Aš žuvėdra, paprasta žuvėdra. Man tik labai patiko skraidyti. Galbūt kada nors Džonataną suklykė Flečeris. Nepalik mane. Vargšas Flečai, netikėk tuo, ką mato tavo akys. Viskas, ką jos fiksuoja, ribota. Į viską žiūrėk per savo supratimo prizmę. Įsisąmonink tai, ką jau sužinojai, ir tau bus aišku, kuriuo keliu skristi. Mąstyk apie meilę. Mirgėjimas liovėsi. Džonatanas žuvėdra išnyko erdvėje.